Visas susikrovęs, daiktų susikrovė. Keliausiu ten, kur bent vienatvė netrukdys tikrovė. O čia tik būtų nuoma, mokesčiai už paslaugas, pilkesnė kasdienybė, vargu ar rastukas. Pakilo, kreipėsi į draugą dėl pigesnio bilieto. Na, diržai, bratan, baltaračiai sada vailėta ir jis vien mintį mylita, kad neilgai trūkus pakilus Boeingui. Rutina paliks už nugaros, sakysi oro uostas, ausyse triukšmas. Mintise klaustukas ar lagaminė, nieko netrūksta, o jei ir trūksta, ne problema. Geriau jau basas, bet kitur nešytos sienos, jau gyvena vienose smegenyse, sąmoniai. Visa kelionė skaitė romaną apie Rasputiną, apie Romanovus ir pats save prigavo, užsirūstino, prigavo save pusvalandį spoksant į vieną puslapį. Gyveno Lietuvoj, gyventi čia nesisekė, užsienis antrus metus gyveno jo mintyse ir vieną dieną pasiryžo keliaut susiruošė pradėti, nes jei nedings paliktis greit negyvas čia. Gyveno Lietuvoj, gyventi čia nesisekė, užsienis antrus metus gyveno jo mintyse ir vieną dieną pasiryžo keliaut susiruošė pradėti, nes jei nedings. Ir pasirodo, kad ne viskas taip jau lengva, tos pačios bėdas čia taip pat lėtai laikas lenka. Geri pinigai, bet negera ant dušios, kampe susikūšęs galėjo raunančios motušės draugus savus